Labadiena, norėčiau Jūs pakalbinti. Kaip manote, ar yra tikslinga ES lėšomis rekonstruoti šią vietą? Tikslinga? Dabar čia labai gražu. Iš tikrųjų ir vakarais gražu, šviesos tie lazeriai šviečia ir prisodinta gėlių. Nu, taip. Išleistas stadionas. Labadiena. Labadiena. Norėtume užduoti Jums klausimą. Kaip ES lėšos pakeitė Jūsų miesto ritmą? Tai yra vaikams užsuptis, mažesnės plytelės, trinkelės. Ir šiaip iš tikrųjų miestas tikrai atgimė ir šiaip daugiau kultūros atsirado, kur galima jaunimui pasėdėti. Eina vaikai. Ir nesitrainioja po kokius kampus, jau yra ir suoliukai gražus pastatyti ir viskas. Ką Jūs manote? Taip, pritariu Kornelijai, miestas tapo gražesnis ir švaresnis. Ačiū Jums. Europos Sąjungos padaryti keliai. Alytui. Tai ne Kaune. Tiesiog. Čia labai gražu. Faina. Mums didžiausią pridėtinę vertę duoda sutvarkyti parkai, dviračių takais, kuriais mėgstame važinėtis laisvalaikiu. Aišku, pagerinta kelių infrastruktūra, kuri sutrumpina distancijas į kelią, į darželį ir tiesiog šiaip susisiekimas tapo kur kas patogesnis, sumažėjo spūstys, nebereikia ryte stovėti eilėse.